automobilį palieku ten, kur galiu ką nors naudingo nuveikti tuo metu. Pavyzdžiui, kol automobilis plaunamas. Tokia viena superinė vieta yra kaip tik panoramoje Švaros brolių plovykla. Čia labai patogu palikti automobilį, aš pati skiriu 1 ar 2 valandas įvairiom grožio procedūrom arba tiesiog galiu tuo metu apsipirkti. Labą dieną. Sveiki, Rūta. Norėjau paklausti dėl automobilio plovimo. Taip. Kokį jūs man pasiūlytumėt geriausią variantą? Šiaip rekomenduočiau populiarųjį mūsų komplektą, kuris kainuoja 65 litus. Jūs galite užtrukti tiek, kiek jums reikia. Jūsų automobilį priparkuosime mūsų parkavimo vietoj. Tada aš užtrukčiau apie porą valandų. Visom grožio procedūrom man duodat laiko, ar ne? Labai gerai. Tikriausiai esat matę tokį vaizdą filmuose. Gražios merginos, nedaug apsirengusios, gundančiai, žavingai plauna jūsų automobilį. Aš nebejojau, kad vyrai plautų ir plautų savo mašinas ir jos labai blizgėtų, o jie visai dienai pasikrautų geros nuotaikos, energijos, šilumos ir meilės. O tada jau grįžtų pas savo moteris pasiilgę, romantiški. Man patinka vyrai, kurie prižiūri savo automobilį. Tokie kreipia dėmesį, aišku, ir savo išvaizdą. Jei būtų tokia vaizdinga automobilių plovimo paslauga, tai ko gero ir aš išdrįsčiau padovanoti tokią paslaugą savo mylimajam. Kita vertus, merginos neturėtų, mano nuomonė, daryti nieko daugiau išskyrus švelnų automobilio, sakykime, kokį nors tai priekinio stiklo blizginimą lengva rankelė, o patį rimtąjį automobilio švarinimo darbą turėtų atlikti vis dėlto vyrai. Tuo labiau, kad automobilis yra didelis ir moteris turėtų negaišti laiko šitiems reikalams ir šitam darbui. Švaros brolių tinklas yra pakankamai didelis, galiu pasakyti, šiai dienai. Šiai dienai turime 7 švaros centrus, kurie įsikūrė patogiose vietose. Aišku, tą pagrindinį galbūt centrą, kurį dabar atidarėme gegužės 18 dieną, tai yra šitas, esantis pačioj panoramoje. Labai ačiū už grožio procedūras man. Kas daugiau gali ir geriau padėti blondiniai negu kita blondinė. Tarp kitko, galiu papasakoti savo mėgstamiausią anekdotą apie blondinės. Ant tilto stovi 2 blondinės ir ginčijasi, ar mato nerį ar nemuną. Viena aiškina aistringai, kad tai tikrai neris, nes jos bangelės yra kitokios negu nemuno. Kita tikrai sako, kad čia tikrai nemunas, nes neris visai kitaip atrodo. Žodžiu, jos karštai stringai besiginčydamos nusprendžia, kad reikia eiti patikrinti. Nusileidžia viena blondinė į apačią, pro vieną tilto pusę grįžta pro kitą, po kurio laiko visa nusibrozdinus, kruvina, susivėlus ir sako kitai blondiniai: tu žinai, čia nei neris, nei nemunas. Čia automagistralė Vilnius Kaunas. Labai ačiū. Aš labai laiminga, nes per šias 2 valandas suspėjau labai daug. Mano automobilis švarus, sutvarkytas idealiai. Aš suspėjau pasimėgauti nuostabiu masažu, taip pat pasirūpinau savo grožiu. Mano plaukai dabar taip pat labai gražus ir sveiki. Ir aš manau, kad aš ir pati atrodau graži, jauna ir pasiruošusi likusiai dienos daliai, o manęs dar laukia daug. Galim spėlioti bet ką, šiandien mums